Atsisveikiname su Müllerio šeima ir iš įkaitusio Keiptauno centro keliaujame atsigaivinti į Vakarų Bičą. Vietą, kur renkasi viso pasaulio ekstremalaus sporto mėgėjai. Čia susijungia du vandenynai, o audringą į Atlantą vėsina Bengelos srovė. Ilgi smėlio paplūdimiai vertinami banglentininkų ir jėgos aitvarų mėgėjų. Gyvenu pusę metų Keiptaune, pusę metų Lietuvoje, jau apie 10 metį. Čia panašus klimatas kaip Lietuvoje vasaros metu, ta pati laiko juosta, daug lietuvių atvažiuoja, tai aš kažkaip, kai čia būnu, nesijaučiu labai nutolus nuo Lietuvos. It also has Litvak. Miestelis taip pat susijęs su litvakais, ten gyveno didelė žydų bendruomenė. Ten tebėra veikianti sinagoga. Keiptauno vizitinė kortelė ir turistų džiaugsmas – Stalo kalnas, nuo kurio kyla vėjai. Net 2 Atlanto ir Indijos vandenynai, civilizacijos nesuniokoti pliažai, daug erdvės, vėjo ir laisvės. Beje, koks skirtumas tarp kaitavimo ir vėjo aitvaro. Susitinkame su šio sporto trenerė iš Lietuvos. Gyvenu pusę metų Keiptaune, pusę metų Lietuvoje, jau apie 10 metį. Pirmą kartą čia atvažiavau 2009 metais ir nuo to laiko praleidau tik tai keletą žiemų ne čia. Ir aš užsieminėju jėgos aitvarų sportu. Kviečiu ir hostinu visus lietuvius čia, kurie atvažiuoja į Keiptauną kaituoti. Gimusi Kaune, studijuoti išvykusi į Vilnių ir iš ten tiesiai į Keiptauną. Kaip pati sako, kaituoja nuo 18. Dabar jau moko ir kitus. Keiptaunas skaitomas pasaulyje jėgos aitvarų meka. Ir čia, kur mes esame dabar šiuo metu, Blaubergstrand, ar dar tiksliau Kite Beach, tai yra vienas iš populiariausių pasaulyje pliažų skirtų kaitavimui. Ir čia susirenka mėgėjai ir profesionalai iš viso pasaulio, todėl kad čia yra geriausi vėjai. Na, šiandien nėra labai vėjuota diena, bet šiaip, kadangi mes turime Stalo kalną ir ten, vienu žodžiu, susidaro visokie dalykai, kad nuo Stalo kalno ateina vėjas ir vėjas būna dažniausiai labai stiprus ir labai pastovus. Tai dėl to mes čia turime geriausias sąlygas užsieminėti šitais sportais. Lenta yra, galima taip sakyti, lengvoji kaitavimo dalis, nes atsistoti ant lentos ir pradėti ant jos čiuožti nėra taip sudėtinga. Ypatingai šiuo metu Lietuvoje labai yra išpopuliarėjęs vandenlenčių sportas. Tai tie žmonės, kurie užsieminėja vandenlenčių sportais, labai lengvai atsistoja ant lentos, bet sunkiausia dalis yra įvaldyti jėgos aitvarą. Todėl, kad mes draugaujame labiau su vėjo stichija ir viskas priklauso ne tik nuo mūsų, bet ir nuo vėjo. Na ir įsivaizduokit, kad taip, galbūt kaip pasakyti pavyzdį, žinot, kai būna vaikystėje laidodavom aitvarus, ar ne? Irgi atrodo, oi, kas čia yra, bet iš tikrųjų tai nėra visiškai paprasto. Ten susideda daug labai dalykų. Tai aš sakyčiau, kad kaitavime sudėtingiausia yra įvaldyti jėgos aitvarą, o tada su lenta viskas jau paprasta gan pasidaro. Tai va čia, kur mes dabar esam, šias 2 savaitės vyksta didžiausios pasaulyje, ekstremaliausios pasaulyje ir reikšmingiausios pasaulyje jėgos aitvarų varžybos Red Bull King of the Year, kuriuose dalyvauja 16 geriausių pasaulio atletų. Pasak Agnės, čia vietiniai nesimaudo, gal per šalta, o gal ir plaukti nemoka. O kokia instruktorės Agnės dienos pradžia? Galbūt nėra taip įprasta ilgai maudytis, todėl kad tai yra Atlanto vandenynas ir jis yra šaltas labai. Tai dėl to galbūt čia nesutiksi tiek žmonių, kurie tiesiog pliažinasi ir maudosi. Pliažinasi sutiksi, bet kad maudytųsi, mirktų vandenį, tai
su Baltijos jūra lyginant galbūt panašu, bet kartais gelia dar labiau, kaip Baltijos jūra gegužės mėnesį. Dauguma žmonių užsiiminėja jėgos aitvarų sportu dėl to, kad jau įsivaizduokit tiesiog bėgti į vandenį, išsimaudyti, kaip yra smagu, kaip tiesiog galva prašviesėja, o su jėgos aitvarais absoliučiai turbūt yra neįmanoma apie nieką kitą galvoti, tik tai kaip skruodi vandeniu ir kaip nugalėti visas bangų, vėjo ir kitas stichijas. Kai jau pavyksta suvaldyti tą jėgos aitvarą ir atsistoti ant lentos ir pačiuožti pirmuosius 100 metrų, tai yra nuostabiausias jausmas žemėje, tikrai. Čia panašus klimatas kaip Lietuvoje vasaros metu, ta pati laiko juosta, daug lietuvių atvažiuoja, tai aš kažkaip, kai čia būnu, nesijaučiu labai nutolus nuo Lietuvos. Bet vasarą į Lietuvą vis laik irgi noriu grįžti, o čia prasideda žiema. Vandenyno pakrantę keliaujame toliau. Užmiesčio pajūrio miesteliai ir vaizdinga Fišhuko vietovė su savo paplūdimiais ir spalvotomis persirengimo kabinomis. Kažkada buvusi banginių medžiotojų vieta.